Kate Moss jaunikis, grupės The Kills lyderis Jimmy Hinsas per vestuves akį traukia nemažiau už garsiąją manekenę. Deja, ne visiems jaunikiams pavyksta susikurti tokį žvilgsnius kaustantį įvaizdį. Neretai, nuotakos baltomis suknelėmis nustelbia ne tik svečius, bet ir jaunikį. Dizaineris Giedrius Paulauskas įsitikinęs, kad vestuvių šventėje svarbus abu jaunieji. Jeigu šnekant apie tą didžiąją masę, dažniausiai susidurime su keliais tokiais blogais dalykais. Kad jaunikis lieka kaip ir ne pati svarbiausia persona toj poroj. Jeigu du žmonės tuokiasi ir abiejų yra šventė, tai jie ir turi išsiskirti abu. Žodžiu, puošniai atrodyti. O dažniausiai jaunikis lieka antram plane. Jam pasakoma, nueisi kostiumą nusipirksi, ten ar ką nors, ar įsinuomosi, jokio skirtumo. Bet reikia, kad vyrai irgi pagalvotų apie tai. Nesuprasi, ar esi jaunikis, ar pabrolys, ar šiaip atėjęs svečias pasveikint jaunųjų. Ne vienam jaunikiui kyla klausimas, ką apsivilkti, juk nesinori susilieti su pabroliais, tačiau išsišokti irgi negerai. Aš tai tik tai kostiumus, nėra gražiau, kaip kostiumai, apačia liemenė, toj pačios spalvos. Man, pavyzdžiui, nepatinka irgi, kai ten labai yra gėlėtos liemenės, ten biški. Ne mano stilius, čia man truputį su kiču. Moterims paprasta. Karoliukai, vėriniai, tiaros. O kaipgi pasipuošti jaunikiui? Be kaklaraiščio ar varlytės, peteliškės, tai negali apsieiti. Paskui sąsagos. Nereikia jokių laikrodžių. Tie laikrodžiai labai maišo iš tikrųjų. Nes jeigu marškiniai su sagom, išsilaiko ant laikrodžio rankovę, nes rankovės yra jos pakėtintos dvigubos, kai su sagom, tai yra daug tokių niuansų, kur vengt tokių dalykų, nereikia. Kaklaraiščio paieškose ne vienas pasimeta tarp spalvų ir raštų įvairovės. Dizaineris Paulauskas siūlo išlikti ištikimiems klasikai. Man tai, sakau, tie klasikiniai balta, pieno spalva, šampano spalva, jeigu nori tenai juoda, vėl priklauso nuo kostiumo. Pavyzdžiui, jeigu tamsiai mėlynas, tai gali būti ir tamsiai mėlynas. Jaunikis vėl, tas kaklaraištis irgi neturi ten, kaip ir kitos aprangos detalės, neturi staiga iššokti iš viso ansamblio. Dizainerių patarimai iš tiesų vertingi, tačiau ką daryti tiems, kurių piniginės nėra išsipūtusios? Jeigu, sakykime, jam trūksta tam lėšų, bet dažniausiai vestuvėm investuojama daug, tai jisai gali pasidomėti, pavyzdžiui, įvairių yra klasikinių dalykų, pavyzdžiui, nuotraukų senų, kur gali pasižiūrėti, kaip atrodė jo senelis. Tikrai neprašaus. Tikrai labai gerai jie atrodė ir rengdavo, nes būdavo suvokimas ir labai svarbus. Be jokių pašalinių dalykų nebūdavo tokių kaip dabar, visokių mazgų, ten visokių kaklaraiščių, gargaliuota tenai. Aišku, nebūtinai ir kaklaraištį, galim varlytę, irgi subtilus dalykas gražus. Čia sakau, čia yra daug tokių niuansų, kur gali ateiti su žmogumi ir dirbti. Vestuvės dviejų žmonių šventė. Tai reikia skirti laiko ir stulbinančiai gali atrodyti abu jaunieji.